Svečiai, dar kartelį sveikinu visus. Šiandien kviečiu iš tikrųjų nulenkti savo galvas, kaip ir prideda doriems protestantams, ir pasimelsti, palaiminant šitą susirinkimą, kad viskas vyktų taip, kaip turi vykti. Taigi nuleiskit savo galvas. Dangiškasis Tėve, dėkoju tau už šitą nuostabią galimybę man šiandien stovėti Klaipėdos mieste ir skelbti tavo vardą. Dėkoju tau už tai, kad šiandien esu gyvas. Dėkoju tau šiandien, kad tu išsaugai mane gyvą. Dėkoju tau už tai, kad tavo angelai apsaugai mane, kai ėjau per kalnus ir pakalnės, dangiškasis Tėve. Dėkoju tau, kad šiandien galiu drąsiai skelbti Kristaus Evangeliją. Dėkoju tau už tai, kad šiandien galiu drąsiai skelbti Kristaus Evangeliją. Ne mirusio Kristaus, ne Kristaus ant kryžiaus, bet gyvo prisikėlusio. Halleluja! O jisai gyvas. Šventoji dvasia, aš atiduodu visą valdžią tau šitoje vietoje. Aš atiduodu visą valdžią tau šitoje vietoje. Daryk tai, kad tu galvoji, kad reikia daryti. Aš meldžiuosi šitos nuostabius žmonės. Aš prašau šventoji dvasia palies kiekvieną. Tegu kiekvienas, kuris atėjo į šitą vietą, gauna tai, ko jam labiausiai reikia. Jeigu kam reikia paguodos, šventoji dvasia duok jam paguodos. Jeigu reikia sustiprinimo, duok jam sustiprinimą. Jeigu reikia jėgos, duok jam jėgos. Jėzus Kristus vardu, aš prašau ir dėkoju. Viešpatie Dieve, aš laiminu visus, kurie šiandien čia kalbės. Aš laiminu pastorių, aš laiminu save. Šventoji dvasia, kalbėk per mano lūpas. Įdėk žodžius į mano liežuvį. Aš prašau ir dėkoju, aš laiminu šitą bendruomenę, aš laiminu Klaipėdą, aš laiminu Klaipėdos valdžią, aš laiminu Lietuvą, Jėzus Kristus vardu. Lietuva būtų palaiminta. Aš prašau, aš šaukiu šitos naujus lyderius, Lietuvos vadovus, kurie pakils ir padarys skirtumą mūsų Lietuvoje. Aš šaukiu Jėzus Kristus vardu ir aš žinau, kad jie ateina. Halleluja. Aš laiminu tavo žodį, aš laiminu Kristaus Evangeliją. Aš tikiu, kad vienas žodis, viešpatie Dieve, vienas išgirstas žodis, kuris pasieks tavo širdį, šiandien gali apsukti tavo gyvenimą 180 laipsnių kampu. Ir tu išeisi iš tos vietos ir niekada nebūsi toks pat. Ar čia yra tikinčių žmonių šitose namuose? Halleluja! Super! Taigi dar kartelį paspausk ranką savo kaimynui. Apkabink, susipažink, jeigu nepažįsti. Jeigu nepažįsti, susipažink. Jeigu nepažįsti, susipažink. Vaiku, galite sėstis, brangiai. Nežinau tik tai, ar ilgam klausimas. Nesu tikras to, visiškai nesu tikras to, ar mes ilgam prisėsim. Karšta. Čia darosi karšta. Vienu metu atsimenu, mums reikėjo infraredinio šildymo. Šiandien, man atrodo, aš tam reiks ir švarką nusimesti kažkokiu momentu. Taigi man didelė garbė, brangiai, aš noriu, kad jūs tai išgirstumėt. Patylinti, pagarsinti, kas čia vyksta. Šviesa, biškai. Halleluja, viskas bus gerai, šlovė Dievui. Taigi man didelė garbė šiandien stovėti prieš jūs, tikrai, man yra didelė garbė. Žinokit, kad aš esu nei geresnis už jūs, nei aukštesnis, nei labiau išsilavinęs, galbūt net mažiau, bet iš jo malonės ir gailestingumo. Šiandien jisai pats mane čia pastatė. Aš čia nestovėčiau, brangiai, aš čia nestovėčiau ir šiandien jums neliūčiau, jeigu jisai mane šiandien būtų pastatęs. Aš galėčiau šiandien būti tūkstančiose vietose, aš galėčiau šiandien, nežinau, gulėti gatavas visas apsivaręs, bet šiandien aš esu čia, sveikas, gyvas, blaivas ir skelbiu jums Kristaus Evangeliją. Ir aš tikiu, jeigu jūs atsiversit šitai galimybei, kad galbūt iš tikrųjų šitas jaunas žmogus gali man kažką pasakyti tokio, kas pakeis mano gyvenimą iš esmės, patikėk, taip ir bus. Nes jisai įdeda žodžius į mano lūpas. Kas aš sakau? Aš esu kaip garsiakalbis, kaip va šitos kolonėlės. Be stiprintuvo, be to, kuris groja. Aš esu tuščias, sakė, kaip skambantis varis ir cimbolai. Tai yra tuščias reikalas, praeinantis reikalas, dulkės. Praeis 100 metų ir čia manęs nebus nei kvapo. Bet žodis, kuris bus ištartas iš mano lūpų, gyvens per amžius. Halleluja. Ar yra čia tikinčių žmonių, kažkaip pilų pasidaręs staiga? Teisingai. Mes čia susirinkom nepasnausti. Mes susirinkom čia padirbėti biškį. Už tai aš noriu iš jūsų gyvos reakcijos. Aš noriu, kad jūs sėdėtumėt čia ir partumėt. Aš noriu, kad jūs gyvai reaguotumėt. Jeigu pas jūs vis dar yra gyva dvasia, jeigu jos nėra, tada mes melsimės, kad šventoji dvasia nužengtų šitą vietą ir užkurtų jūs dar kartelį. Šlovė Dievui. Yes. Aš šiandien supausi kaip liūdas, aš riumojau.
Mes vakar turėjom fantastinį susirinkimą. Brolis, kuris pas mus atvažiavo iš pačios Nigerijos, yra stiprus Dievo vyras. Žinot, mes vakar turėjom susirinkimą, ten va taip, per 1 sekundę viskas pradėjo keistis. Viešpatie Dieve, negalėjau užmigti šiandien, aš gulėjau, ką daryti, čia pradėjau vaikščioti. Tiesiog jėgos taip net atrodo išpurtytum, žinai, tą energiją. Jeigu turėtum kokį nusileidęs geležį, tai žinai, reikia kaip tas žaibolaidžio, reikia kažkokią tai. Bet aš ir esu tas žaibolaidis, aš tikiu, kad aš esu tas žaibolaidis. Kiekvieną kartą, kai tu pakeli savo rankas į dangų, su atvira ir gyva širdim, tas žaibas nusileidžia į tave. Ar yra čia tikinčių žmonių in the house? Aleliuja, brangieji. Nuostabus laikotarpis. Vienareikšmiškai nuostabus laikotarpis. Vienareikšmiškai pasaulis pasibaigė 2013 metais. Vienareikšmiškai. Tik tai tiek, kad mes įsivaizdavom, kaip jis pasibaigs, kad čia kažkas tai įvyks. Bet tam tikroje realybėje šitas pasaulis tikrai pasibaigė. Ir šiandien mes stovim čia ir skelbiam naujo pasaulio pradžią. Pradžią, kur senos technikos čia nebeveikia, mano mylimas žmogau. Senos technikos čia nebeveikia. Seniai mintinai iškalti žodžiai, kurie neturi savyje jėgos, jie nebeveikia šiandien. Šiandien veikia naujas patepimas. Naujas patepimas šiandien veikia šitoje vietoje. Ir palaimintos visų ausis, kurios gali šiandien girdėti Kristaus Evangeliją. Aleliuja. Aleliuja. Oi Dievui. Aš esu sujaudintas, aš esu užkurtas, aš esu uženergizuotas, gali naudoti terminus, kokius nori. Bet faktas lieka tas pats. Šventoji dvasia gyvena mano širdyje. Jis atėjo į mano gyvenimą, surado mane tam taške, kur aš buvau, sunešiotas visas, sudužęs visas. Turėdamas 18 asmenybių. Aš vienur buvau vienoks, kitur buvau kitoks, trečiur buvau dar kažkoks kitoks. Ir jis surado mane, įsivaizduokit, surado mane. Kas aš galvoju su toksai, kad tu mane suradai? Kas yra žmogus, sako, jo gyvenimas yra kaip dulkė. Papučia vėjas, jo nebelieka. Bet jis mane surado. Žinot, ką tai reiškia? Tai yra viltis. Tai šiandien mums reiškia viltį. Jeigu surado mane, gali surasti ir tave. O jis tave jau surado, nes tu sėdi šiandien čia. Halleluja! Tu sėdi šiandien čia, mano mylimas žmogau. Ir tavo gyvenimas, aš pasakau, nebus. Šitas žodis, matai, tu gali apsidėlioti barjerai, sienom, gali neigti, gali ten, nežinau, ten gali išvis. Bet tu jau išgirdai žodį. O žodis yra, sako, kaip sėkla. Jis įkrenta į tave ir po to nori per betoną. Šitos mažos sėklytės, kurios patenka į tarpus, jos prasimuša net per sunkiausią, stipriausią betoną ir suskaldo jį. Taip yra su Dievo žodžiu mūsų gyvenime. Jisai patenka pas tave, kaip maža šita sėklytė, mažas vienas galbūt žodis, kuris net gal atsitiktinai tiesiog tu pukšt ir išgirdai. Viskas, jis pas tave jau yra širdį. Tau tik tai duok laiko. Tau jisai tau ramybės nebeduos. Jis tau suksis. Halleluja. Didis ir galingas yra mūsų Dievas, tikrai. Didis ir galingas. Šitam laike, naujam malonės laike. Šiandien aš skelbiu ir stoviu ir skelbiu malonės Evangeliją. Įstatymo laikas baigėsi. Šiandien gyvenam. Draugai, išgirskit mane. Šiandien gyvenam malonės laikotarpyje. Tai nebėra apie tai, ką tu gali daryti arba negali. Ir su kačiarda stovėjimu ir mušant. Žiūrėk, kad tu darai ten tu rūkai, tu gerai ten pažiūrėk, koks tai tu esi. Visi šitie dalykai, kai tavo širdis bus pakeista, kai tavo širdie apsigyvens Kristus, šitie dalykai tau net nebus klausimo. Staiga iš tavo gyvenimo pasitraukia dalykai, su kuriais tu kovojai 15 metų. Iš mano gyvenimo per vieną dieną, vieną akimirką pasitraukia dalykai, su kuriais aš kovojau 15-20 metų. Wow! Žinot, ką tai reiškia? Paklauskit manęs. Jaunas žmogau, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra viltis tau. Tau yra viltis šiandien, tau yra viltis. Jeigu yra viltis man, reiškia, yra viltis ir tau, nes mes visi vienodi. Viešpatie Dieve, iš jo malonės tik tai mes patepti skirtingais dovanom. O aš esu kaip trimitas, aš noriu tapti šitos kartos trimitų, man atsibodo, va čia va, man atsibodo šitą, man atsibodo šitą sprantą krikščionybę smirdanti, tas religinis bezdalas, kur reikia išvedinti iš bažnyčių, reikia išvedinti. Man atsibodo religinis bezdalas, pribesdėtos bažnyčios, kuriuose nėra gyvybės, kuriuose ką žinai Dievas, jis ateina, žinoma, kad jis ateina, nes yra meilė, jis tobulai tave pamilo, žinoma, kad ateina, jeigu tu tik tiki, jeigu tu tik tai prašai, jeigu tu iškeli rankas, jisai ateina. Bet kas iš to, jeigu tu nesiki, kas iš to, jeigu tu jo nelauki, kas iš to, jeigu tu jo neprašai, tai kas iš to, neverta tas nieko, tada geriau varom visi į pliažą pasideginti, tai bent įdėksim ir būsim gražus.
šlovė Dievui. Bet ne, bet ne. Romai, bet ne. Ne, mes šitoj vietoj užkursim ugnį. Aš tikiu. Ir aš nenoriu grįžti. Kiekvieną gyvenimą gyventi toks pat, vaikščioti, ten brūzgėti kažką. Aš noriu gyventi naują gyvenimą. Aš tikrai do, kaip sako, I really do. Tikrai, ir aš tikiu, kad mes tarnaujam gyvam Dievui, gyvam Dievui. Ne tas, kuris prikaltas, vis dar kabo. Jis nebekaba. Mama mia, aš žinau, kad daugelis krikščionių, aš jau pranašau pradėsiu to jaus. Daugelis krikščionių bažnyčia. Luko Evangelijos pabaigoje mes skaitom, kad Kristus jau vaikšto prisikėlęs. Jis vaikšto prisikėlęs, taip pas jį yra randai, taip pas jį yra liko šymės, bet jis nebėra tos šymės, tie randai mūsų gyvenime neturi apspręsti, kas mes tokie esam šiandien. Randai, tos situacijos, per kurios tu perėjai tavo gyvenimą, jos neturi apspręsti, kas tu esi šiandien. Situacijos, per kurias tu perėjai, paklausyk manęs, neturi apspręsti, kas tu esi šiandien. Kodėl? Todėl, kad jo malonė yra. Jisai pamilo tave, jis tu viską atleido. Supranti? Jis atleido netgi tau tai, tau davė į skolą. Tau davė į skolą, jis tave atleido į skolą. Jis atleido tave į skolą, ar girdit mane? Šiandien tu privalai gyventi pergalingą gyvenimą ir man niekas neįdomu. Man nesvarbu kokia valstybė, man nesvarbu kokie tavo vadovai, man nesvarbu tu moka ar nemoka atlyginimą. Man nesvarbu, tu privalai. Tu turi tapti proaktyvus savo gyvenimo gyventojas. Privalai, kodėl? Todėl, kad gyvas Kristus gyvena tavo širdyje. O jeigu negyvenimas pasirinkimo melsimės, kad apsigyventų. Tiesiog taip, paprastai, viskas labai paprasta. Ir aš žinau, kad kai jis ateina, gyvenimas nebelieka toks pat. Daug dalykų, kuriuos anksčiau darėjai, tu ateini ir ten galvoji, ką čia dabar reikia daryti, aš neįsivaizduoju. Čia kažkada buvo viskas fainai. Staiga nieks nebe fainai, ką daryti, mano gyvenimas 20 metų gyvenau taip, staiga ateina nieks nebe fainai, nebesuprantu, ką čia reikia šnekėti, kažką reikia šnekėti, kažką jam sakyti, o ką sakyti, aš kitose dalykuose, aš esu čia, toj pačioj vietoj, paklausykit manęs, aš esu toj pačioj vietoj, bet kitoj dimensijoj. Šioj pačioj vietoj, bet kitoj dimensijoj. Aš esu šitoj vietoj, bet kitas. Bet kitas, kodėl? To, kad manyje gyvena kažkas tai. Paslaptis, tai nesakysiu kas. Visi žinot. Šlovė Dievui. Taip, kad didis ir galingas yra mūsų Dievas. Psalmėse 34 skyrius. Karalius Dovydas, vienas iš galingiausių Senajame testamente gyvenusių karalių. Vienas iš galingiausių Senajame testamente. Senojo testamento laikais gyvenusių karalių. Pačiais sunkiausiais savo gyvenimo momentais, kada jis buvo persekiojamas, kada jį norėjo dar tuometinis karalius Saulius nužudyti. Jisai pabėgo, surinko banditų, prasiskolinusių vyrų gaują ir pasislėpė uoloj, kad jo niekas nerastų. Ir iš tenais, būdamas tokiuose sudėtingose savo gyvenimo situacijose, kai tu realiai grėsia mirtis, realiai fizinė mirtis tu grėsia, kai tu realiai negali iš tos uolos savo gyvenime net išeiti, kai tu bijai kažkur pasirodyti viešumoj, nes tave iškirs iš karto. Tokiais momentais karalius Dovydas, jisai šlovina Dievą ir sako, šlovinsiu viešpatį visada, nuolat girsiu jį savo lūpomis. Viešpačiu džiaugsis mano siela, nuolankiai išgirstai ir džiaugsis. Aukštinkime viešpatį, brangieji, ir iškelkime kartu jo vardą. Ieškojau viešpatės, jis išklausė mane ir išgelbėjo mane iš visų mano baimių. Sako, jie žvelgė jį ir pralinksmėjo. Čia jie draugai, kurie buvo aplinkui. Jie žvelgė jį ir pralinksmėjo. Jų veidai nebuvo sugėdinti, sako. Jie žiūri vienas į kitą, šitą kebrą, žiūri šitą mūsų vyruką, kuris mus veda ir sako, šis vargšas šaukėsi. Ir viešpats išgirdo ir išgelbėjo jį iš visų jo bėdų. Čia kažkam tai žodis. Nesvarbu, kur šiandien tu esi, jeigu tu šauksis jo, jisai išgirs tave. Jeigu tu šiandien šauksis jo, jisai išgirs tave. Halleluja. Sako, šis vargšas, šis bėdžias, šis ubagas šaukėsi jo ir jis išgirdo jį.
Viešpatės angelas stovyklauja aplink tuos, kurie jo bijo ir išgelbsti juos. Aha. Ragaukite ir matykite, kad geras yra Viešpats bažnyčia. Palaimintas žmogus, kuris jo pasitikė. Ne tas, kuris pasitikė valdžia, ne tas, kuris pasitikė draugais, ne tas, kuris pasitikė prezidentu, ne tas, kuris pasitikė vadovais, bet tas, kuris pasitikė juo. Jauni liūtai pritrūksta ir badauja, bet tie, kurie ieško Viešpatės, nestokoja jokio gero. Tie, kurie pasitikė jo, nestokoja jokio gero. Negirdit mane? Aš sakau, tie, kurie pasitikė jo, nestokoja jokio gero. Atsisuk į savo kaimyną, pažadink, jeigu snaudžia ir pasakyk. Tie, kurie pasitikė jo, nestokos jokio gero. Koks yra žmogus, kuris mėgsta gyventi ir geidžia gerų dienų patirti? Ar čia yra šitoj salėje žmonių, kurie nori patirti gerų dienų? Aš taip ir tikėjausi, šlovėti Dievą. Tai ką sako, tada ką mums daryti, brangiai? Mes susirinkom, mes visi norim. Ką dabar dar mums daryti? Sako, sulaikyk savo liežuvį nuo pikto ir savo lūpas nuo klastingų kalbų. Žinote, Naujajame testamente apaštalas Petras jau cituoja Dovydą. Ir sako, visi, kas nori sulaukti gerų dienų, privalo sulaikyti savo liežuvį nuo piktų kalbų. Mes turim sukontroliuoti kažkaip jį. Tai yra procesas. Tai niekada nėra finišas, tai yra visuomet procesas. Visa tai, kas vyksta tavo gyvenime, niekada nėra dėl to, kad tu kažką pasiektum. Tai yra dėl to, kad eitum tą kelionę visą. Kad išmoktum, sutiktum žmonės, kažką pergyventum. Ir to pergyvenimu, kurį tu patiri eidamas per gyvenimą, kad tai taptų liudijimas kažkam kitam. Kad tu, kai sutiksi vieną apsivožusi draugą savo, tu sakysi, klausyk, aš žinau, ką reiškia. Aš žinau, aš buvau tenais. Bet aš turiu tau žodį, yra viltis tau. Šiandien tau yra viltis. Šiandien mums yra viltis. Šiandien mums yra viltis.